Sveiki visi, šiandien svečiuose turim Livetą Martinonytę, dar labiau žinoma kaip Livetą Marty, visuomenininkė, tapo, muzikuoja, to pačiu bus pirmoji moteris Marse 2024 metais. Kaip tu šiandien, Marty? Šiaip gerai, visai normaliai po darbo dienos, tokios lengvos, nes, žinai, penktadienis, niekas neveikia. Bet šiaip gerai, nors šalta, belia kaip laukia. Žiauriai šalta, žiauriai. Jo, mes jau susimu prieš tai šnekėjom, kad biškai jau gangranuoja galūnės. tai žodžiu, bet šiaip viskas Visok. Šiuo metu galiu orą apibūdinti 4 žodžiais. Yra žiauriai šalta. Ta prasme, tiesiog. Baisiai. Ką jūs darysit po kokio mėnesio? Aš nežinau. Mes susisuksime į baimės ir nelaimės lavašą ir gulėsim. Jo. Su pledu tiesiog vaikščius po miestą. Exactly. Tai galėtų. Pirmas klausimas tau. Tu iš tikrųjų daug kur. Ir tapai, ir muzikuoji, didžiauji, vis tiek ir dizainas, ir visoks kūrimas. Aš manau, kad daug žmonių ir to pačiu aš tave vadinčiau kūrybinga. Bet ar tu laikai save kūrybinga? Taip. Paprastai taip, viskas, kits klausimas. Ta prasme, kad kūrybinga esu, tai tikrai, bet ta kūryba pas mane ne kiekvieną dieną atsiranda, nes aš esu šiaip labiau iš jausmo toks žmogus kuriantis. Tai jeigu man, žinai, kažkokia netokia kūrybinga nuotaika nėra mūzos, tai aš nieko nedarau. Aš tiesiog vai tą lavašą surandu, žinai, kamara pats, žinai, bet šiaip taip esu kūrybinga ir per visą mano gyvenimą, kiek jau čia yra, tai kūryba tiesiog buvo tokia neatsiejama dalis. Tai menai kažkokie piešimas tas pats, dainavimas, šokiai, ten, žinai, dar kažkas grojimas su gitara. Tarp kitko, pati išmokau groti, tai buvo irgi toks visai geras achievementas. Tai atsimenu, mano muzikos mokytoja net paklepino rankom, sako, oi gerai, sako, pati išmokai, šaunuolė, varom groti. Tai tai tikrai kūryba yra ir dabar, nepabėgu ir nuo tų pačių piešimų, ir nuo muzikos, ir nuo tiesiog tos kūrybos darbe. Ji yra tikrai stiprus toks variklis, man sakyčiau, ties motyvacija, ties motyvaciniais dalykais, tai kai užvaldo rutina, darbė visai gerai yra turėti tą kūrybą, tai tikrai. Aš jau kažkur girdėjau tą sakinį, kad su kūryba yra turbūt kaip liūtas, kad ateina motyvacija, tu kuri, išeina motyvacija, tu ilsėsi, tai liūtas, išeina medžioja, grįžta ilsis ir taip tas ratas sukasi. Bet pas tai nuo vaikystės tas yra, kad, vienai vaikystė, kai pirmą kartą padėjai kurti kažką, tai jau tai, kad tai yra to tikrai didelė dalis gyvenimo. Jo, pas mane labai šeima šiaip yra iš mamos pusės kūrybinga ir muzikali, tai ten yra atlikėjų gerai žinomų, tai dabar yra Lietuvoje iš mano šeimos kilusi, tai tiesiog matydavau kiekvieną ten dieną, kai susirinkdavom su šeima, kad kažkas kažką kuria, tai muzikuoja pas mus visi, pavyzdžiui, meet and greetai su šeima, tai realiai yra tokie, kur atvaro dėdė, žinai, su akordeonu groja, kitas su gitara, mes ten, žinai, su kažkokiais ten barškaliukais varom, tai tiesiog buvo, augau grinai ant to ir iš to atėjo visos to šaknis vadinama, žinai, tai vaikystėje tikrai ir, atsimenu, net ir dainų dainelį buvau, bet ten buvo nelabai gerai, bet labai fainai, kad mane mokytojai ir pušino ir matė, kad, yra tos kūrybos pas mane ir jie nepasakė, ai, čia supelninai dainų dainelį, žinai, apie žiogą dainavai, tai, žinai, viskas, stop. Tai kažkaip toliau važiavom ir realiai per visą taip gyvenimą kažkas papušindavo, pati iš savęs varydavau, tai... Pirmą minėjai mūzą, tai kur tu ieškai įkvėpimo, kai tikriausiai būna dienų, kai nesikuria, bet tu galvoji, reiktų kažką sukurt. Ja. Ką darai tokiais atvejais? Šiaip mane labai žmonės įkvėpia, bet nesakyčiau, kad visi. Tai labiau gal žmonės, su kuriais bendrauju, arba žmonės, kuriuos matau, kurie irgi kuria. Tai vienas iš tokių atvejų, tai tarkim ir muzikuojantys žmonės, ar ne, ir visa kita, kur aš matau, kad žmogus ten išleido kažkokį gabalą, ir, žinai, ar ten tiesiog kažką tokio padarė, nupiešė ir tiesiog, aš galvoju, aš irgi noriu vėl papiešti, žinai, arba pašnekė tiesiog su žmogum, kur sako, vakar piešiau, žinai, ir tiesiog atrodo, tave užkrauna tą gerą energiją ir tą paduoda tau mūzą ir gerą toną, kad, grįžtam, varom toliau ten, žinai, kūrybišką kažką daryti, tai tas labai fainai.
Tai va. Šiaip geras dalykas, dabar mes kiti žmonės gali užvesti prie kūrybos, aš manau, kad įspūdinga, nes tikrai daug žmonių, kurie kuria arba nori kurti, jie dažniausiai sėdi visą dieną, žiūri tą vieną tašką ir tiesiog laukia, kol kažkas įsprogtils. Jo. Kai kuriems tai padeda gal. Kai kuriems padeda, visiems savo realiai. Turbūt taip. Jo, savotiški žmonės, iš tiesų, aš kiek esu bendravusi visokiais menininkais ir viso menininkas šiuo atveju, tai tikrai yra daug tokių momentų, kad, skirtingai hebra žiūri į tą, žinai, mūzą ir skirtingai jos ieško. Vieni eina į mišką pasižiūri, žinai, upelio paklauso, kiti ateina į žmonės ir šneka, kad tiesiog inspiruoja, žinai, tai sakau, labai daug individualių tokių dalykų. Tu Kaunietė? Aš šiaip esu iš Ukmergės, originaliai. Bet vis tiek žalia balta. Žalia balta, vienareikšmiškai. O Ukmergė neturi krepšinio klubų. Buvo, man atrodo, Olimpas ir kažkas tokio, bet ten ar RKL-ėje regione krepšinio lygai, bet dabar tai neįsivaizduoju, man atrodo, ten buvo. Semajonė Palangoje Olimpas buvo. Palangos Olimpas. Dabar man atrodo Palangos Olimpas. Tai gal persivaros. Nes mes tipo originaliai buvom Olimpas, paskui kažkaip Kuršių neris, paskui dar pasikeitėm. Dabar Seibutis pardavė tą komandą ir dar, man atrodo, Olimpas grįžom. Tiesą sakys, neatsimenu. Dabar kaip Palangoje nebūna, tai nelabai pasižiūriu tą krepšinio. Šiaip pastai darbas, toksai, pati įmonė, kurioje tu dirbi, yra pakankamai rimta, tarptautinė ir nežinau, kartais gal atrodo, kad tos kūrybinės pusės negalima išskleisti tose įmonėse. Ar tau sekasi ir jeigu sekas, kaip tau sekas išskleisti tą savo kūrybą? Tai kadangi dirbu su komunikacija, marketingo, reklama, tai tos kūrybos yra iš tiesų labai daug. Aišku, būna tokių momentų, kad kadangi tai yra globali įmonė, tai visų, žinai, tų daug yra tokių korporatyvinių reikalų, kur kūrybos nelabai galbūt ir įkiši kažkur. Žinai, visi reportinimai ir ir panašiai, tai bet kūryba iš tiesų mano tokioj daily dienoje tikrai yra. Tai pradedant nuo vizualų kūrimo iki renginių organizavimo, aišku, tie renginiai vėlgi nebūna kiekvieną dieną, ten, žinai, nepridarysi jų, bet kai ateina, tai tą kūrybą tikrai galiu įdėti ir iš tiesų, jeigu būna sunki darbo diena ir aš žinau, kad, man šiandien yra kažkoks reikalas, kad turiu padaryti vizualą, tai man tas vizualo darimas iš tiesų yra labai, labai toks geras pailsėjimas, žinai, nuo visų tokių korporatyvinių dalykų. Bet iš tiesų aš tos, sakyčiau, kūrybos ne vien tik tai galbūt ir darbo vietoje ieškau. Bet aš papildomai dabar ir pradėjau dirbti ir su Figma programa ir tiesiog gavau tokį pasiūlymą iš kolegos, tai žodžiu, mes pradėjom kurti tokį reikalą, tai žodžiu, kad aš jau dirbsiu prie dizaino ir visą kitą, tai ne per seniausiai jau pasitvirtinom vieną website, sukūriau dizainą, tai tas yra labai smagu, kad darbas yra darbas, turiu aš tos kūrybos, bet ir po darbo, žinai, kažką tokio į tą darbinę temą vis tiek įlend. Bet šiaip jo, tikrai. Čia mums Dominikai nemoka metą, kad kai svetainės reiks, tai žinosi pas ką kreiptis. Jo, šiaip jeigu reikia, tai... Jeigu kada prireiks. Figmos pakutsim kažką. Šiaip Simas pasakoja, tu ir muzikuoji, ne? Jo. Kaip tai prasidėjo? Kaip sugalvojai kurti elektroninę muziką? Miksus kuria, ne? Tai iš tiesų su tuo didžiavimu yra toks reikalas, kad viskas prasidėjo galbūt prieš kokius 2 gerus metus, kai kažkada mano draugas nusipirko, atsimenu, pultą ir tada sakau, žiūrėk, reikia, kad pamokytum. Bet dar behind the stories toks reikalas yra, kad aš atsimenu, 20 metais dirbau hostingerį. Hostingerį dirbau kaip kliento aptarnavimo specialistė. Tai, žodžiu, buvo tikrai tokia, įdomi veikla ir pirmas darbas iš tiesų. Ir tas draugas mano tą pultą nusipirko, žinai, pamokė mane vieną vakarą groti, nes aš pamačiau, blemba, kaip gerai atrodo panos prie pultų. Aš irgi taip noriu atrodyti, žinai. Ir kaip didžėjus užveda publiką, kaip jis kontroliuoja, jis turi mokėti, žinai, tiesiog parinkti atitinkamą muziką, nes publikų yra belė kiek skirtingų. Vienai ten sueina, žinai, vienas gabalas, kitai kitas, žinai, gabalas. Tai mane tas draugas pamokė ir kitą dieną, man atrodo, aš ten jau buvau algą gavusi iš hostingerio, tą pirmą, tai ant pulto, pusę algos, padėjau, nusipirkau. Ir tada buvo viskas, žodžiu, su ta elektroninė tokia muzika. Prasidėjo visas tas kelias ir iš tiesų buvo toks įdomesnis kelias, sakyčiau, nes visiškai žalia buvau, žiūri YouTube video, žinai, ką tas mygtukas gali padaryti, nes tas draugas jis tokius basikus labai pamokė, žinai, bet šiaip tikrai smagiai gavus, nes mes ir po to sujungiam tokią bendruomenę mini savo draugų, kurie irgi pultus, žodžiu, mes visi pultus turėjom. Tai buvo toks bairis, kad kažkada tiesiog neturėjom su draugu ką veikti, bet žiūri grot norėjom ir neturėjom
nes pas jį namai buvo užimti, žinai, pas mane. Ir sako, blemba, imam pultą, važiuojam, davai kažkur, žinai. Tai pasiėmėm pultą, į mašinos auksą prijungėm pultą, tai mašina gavosi kaip kolonėlė, žinai. Nuvarėm prie vėjo malūnų ten už Ukmergę, žinai, į laukus, kur žiauriai gražus vaizdas. Pasileidom hausiuką, nu ir miksavom. Po to reikėjo iki degalinės, atsimenu, paliekti, tai sėdėjau šonę, miksavau gabalus, jau jis važiavo. Kol važiavai, tu viską. Jo, jis vairavo ir nuvarėm iki degalinės su geru gabalu. Tai va, o šiaip ties ta kūryba, tai taip, kuriu miksus. Miksuoju, tai jau yra keli miksai SoundCloud'e, jau 4 mano. Teko paklausyti. Jo, pasižiūrėkit, Liveta Marti. tai va, tai iš tiesų, aišku, esu šitą reikalą dabar šiek tiek apleidusi, nes tiesiog, kaip ir sakau, reikia mūzos ir visa kita. Bet ir yra šiaip naujų tokių veiklų, ką irgi noriu tobulinti, bet kai, žodžiu, jau viską padarysiu, ko reikia, tikriausiai vėl stipriai grįšiu į didžėjavimą ir pradėsiu, žodžiu, rimčiau dalykus daryti. Lauksim pasirodymą. Jo, norėjau sakyti, lauksim pirmą pasirodymą, pasikviesi, mumis tikiuosi. Jo, tai faktas. Šiaip esu gavusi ten kažkada vieną oferį, bet nesigavo. Bet esu grojusi, vat, ir šitam įmonės Summer Party šiek tiek, bet žiūri, fainai. Man kas patinka, kad didžėjai, jie nėra tokie, žinai, pasikėlę, kaip dažnam galbūt žmogui šokančiam atrodo, žinai, klube. Nes iš tiesų, aš, pavyzdžiui, per tą Summer Party mes turėjom didžėjų, tai DJ Groovy, pažiūrėkit Instagram'e. Okay. Labai fainas vyras, vaikinas, bičas, house, labai gerai grojo su vinilais ir visa kita. Ir aš tiesiog per Summer Party priėjau prie jo, sakau, žiūrėk, aš irgi groju daug pagrot. Žmogus manim pasitikėjo, ta prasme, aš galėjau random žmogus būti, kuris tiesiog nemoka gročinai, bet jis manim pasitikėjo, aš priėjau, parodžiau, kad, moku biškį ten, žinai, perėjimą tą padaryti kažkokį nuo vieno gabalo iki kito. Ir tiesiog leido pagroti, pamokė, žinai, on set. Tai tas pats yra ir su klubai, žinai, jeigu nueini kažkokią vietą, tai man visą laiką yra įdomu pasižiūrėti tą tokį, žinai, vaizdą, kaip didžėjus valdo tą publiką ir tada pasižiūriu, kokį tu čia triuką padarai su tuo pulto ir kaip publika reaguoja ir po to aš grįžtu namo, tą patį bandau padaryti. Aišku, ne visą kai išeina, nes jie tenais ten, ojo, kaip gerai pavaro, bet jo, tikrai, didžėjai yra žiauriai faini žmonės, tikrai. Kitą kartą, kai būsiu klube, prieisiu prie didžėjo, bet aš nežinau, kiek man leis. Nerekomenduoju. Nežinau, kiek tai gerai. Viskas eina per tros, žinai, tavo, kur turi konstantliai eiti ir tada jis, matytas. Tai gal ir normalu. Jau šią 20 kartą eini pro šau, tiesiog nustok, mane bodari. Suodu 200 eurų paleisi man brit, nežinai, toks. Šiaip įdomu, aš, kai teko vis tiek pasigūglinti apie tave, sužinojau apie tokį dalyką, kaip Ukmergė turi talentą. Ir man klausimas yra, iš tikrųjų, jeigu reikėtų rinktis, ar ką žiūrėtų likusį gyvenimą, ar Lietuvos talentą ir Ukmergė turi talentą, kurį rinktumės? Jo, tai gal reikia dar grįžti biški behind the stories, dėl ko čia mane privedė. Mergės turi talentą. Tai iš tiesų 16, man atrodo, ar kažkėlintais metais dalyvavau Ukmergės talentuose, tai buvo mano karjeros, tai žiūrėjau jokinga dabar prisiminti. Tai taip, jeigu taip reikėtų rinktis, tai iš tiesų, net nežinau iš tiesų, ką reikėtų rinktis, vien iš to, kad Ukmergės talentai vyko, jeigu neklystu, 3 metus, va taip išėlėjo, žinai, ta prasme, konstantly, kiekvienais metais. Ir po to dropinu, tiesiog sustojo viskas vien dėl to, kad, nebeatsirado žmonių, kurie aplikuotų, žinai, tą per 3 metus visi talentai išėjo. Tai kam esmė, kad, iš tiesų, dabar neįsivaizduoju, kokia situacija iš tiesų Ukmergė yra su talentu, ieškojimu ir kūrybingumu, žinai, bet matau, kad vienaip ar kitaip jaunimas, jis yra šiais laikais kūrybingiškesnis, toks, žinai, ir sakyčiau, iš jų mados, ta prasme, pojūčių ir visa kito, iš visos išvaizdos, tai atrodo, bramba drąsų, žinai. Aš savo ten tais laikais, nebūčiau taip, žinai, apsirengus, bet dabar, tiesiog, atrodo, nori plot rankom ir padrasinti. Tai o iš Lietuvos talentų, tai, matai, Lietuvos talentai ten yra visko. Tiek pat, kiek ir Ukmergės talentas tikriausiai. Bet man tas ir nepatiko. Ir nepatinka dabar. Aš nesu ta prijaučianti Lietuvos talentam, ar tiesiog talentų show Britain's Got Talent, žinai. Vien dėl to, kad man patinka labiau, muzikiniai reikalai, The Voice, pavyzdžiui. Aš, jeigu man tiesiog nebūna nuotaikos arba, žinai, pakritus namuose su lovai, tai aš įsijungiu Global, The Voice, žinai, visas peržiūras, paklausau tų balsų, eik, tu kaip fainai, ta prasme, kiek pasižiūriu, kad kiek yra talentų, tai aš vienintelė realiai TV laida, kuri Lietuvoje transliuojama yra, tikriausiai būtų Lietuvos balsas.
Tai... X Factorius, na? Ne, X Factorius man nepatinka ten vien dėl to, kad ten išvaizda jau iš karto žiūri. O balse yra man ta idėja labai patinkanti, kad pirma yra balsas, po to yra išvaizda. Ir niekas, žinai, tavęs nevertina pagal išvaizdą pirmą. Faktas, kad yra tas momentas, žinai, čia kaip ir su maistu, pirmą įsimylim akim, po to, žinai, jau skonio, bet, nu, vienaip ar kitaip man ta Lietuvos balso idėja ir šiaip bendrai balso idėja yra tikrai smagi tokia ir, nu, kur kas priimtinesnė, ar ne? Tai... Dar būdavo 2 minutės šlovės. Nežinau, ar prisimenu. Aš neįsivaizduoju. Gali būti, kad Salovedė. Neįsivaizduoju. Aš atsimenu, kad buvo toks Ilja tenai ir man atrodo, jis laimėjo. O tai 2 minutės šlovės, kas tam irgi talentai ir dainavimas? Jo, dainavimas tik tai, ne? Man atrodo, dainavimas. Skirtingus buvo. Galimai, o gal ir ne tik dainavimas, nes 2 minutės šlovės. Nors gal. Aš atsimenu geriausiai, žinot, kas buvo Kelias į žvaigždės. Tai čia... Varydavo Ukmergėj, plakatus net su sesė darydavo, albumas ir grūdas. Ukmergėj filmavo Kelias į žvaigždės legit. Filmavo patį šou. Taip. Wow. Taip, tai aš net turiu nuotraukas su visais ten atlikėjais. Buvo Haroldas, man atrodo, Melina. Valinskas faktas. Aš nežinau, ar nemaišau tų sezonų, bet žodžiu, su daug tų artistų tikrai turiu fotkių ir nu, ten ir net tuos CD-nus pirks turėjau. Turėjau ir aš CD. Bet aš kažkaip labiausiai atsimenu antrą, man atrodo, buvo 3 sezonai. Jo, aš kažkaip antrą labiausiai atsimenu, kur Miškis berods laimėjo. Jaučiantis labiausiai. Ne, man nepatiko tai. Vilija ten dalyvavo. Jo, Vilija tai žūstra būdavo. Ir ta Donata dar tokia raudonplaukė. Aš žiūrėjau Kelias žvaigždės, bet aš nieko neatsimenu, tai aš negaliu prisidėti. Dar Mino, kuris tarp kitko vadų dėstytojas yra, jeigu neklystu. Mino yra vadų dėstytojas. Italų kalbos. Nice. Papasakok apie Ukmergės Interact klubą. Pirmas dalykas, kas tai, ką ten darai ir kaip patekai tam. Ir kuo jisai skiriasi nuo kito Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjungos apskritas stalas. Labai geri pavadinimai. Jo, tokie irgi sakyčiau. Tai iš tiesų Ukmergės Interact klubas gyvuoja nuo 2017 metų. Tai aš tenais buvau narė. Kadangi šiaip pats Interact klubas tai yra nevyriausybinė organizacija užtikrinanti, žodžiu, labdaringų renginių organizavimą. Tai iš tiesų, kaip ir kiekviena nevyriausybinė organizacija, Interactas ir, žinai, siekia tiesiog užtikrinti tą, ar ne, kažkokį labdaros suteikimą kitom organizacijom, ar tai, ar ne, kažkokiem nepasiturintam žmonėms. Tai 2017 metais, žodžiu, atėjo pas mus į mokyklą, gimnazijai dar buvau, Rotary nariai. O Rotary nariai tai realiai yra tokia, nu, kaip vyrų dažnu atveju grupelė, žinai, bendruomenė. Tai yra visi verslininkai ir visa kita. Ir jų tikslas yra globoti ir saugoti Interact klubus. Tai Ukmergėj buvo Rotary klubas, bet nebuvo Interact klubo. Ir jie iš savęs labai norėjo turėti tos, krikštavaikius tokius, sakyčiau. Ir mūsų, kadangi gimnazijos direktorius buvo Rotary narys, jis savo ruoštų taip kažkaip subūrė, žinai, susirinkimą, pakvietė visus gimnazistus ir sako, nu, hebriukai, žinai, yra čia toks reikalas, žinai, yra toks Interactas. Ir mes sakom, kas čia tas Interactas, va taip pat kaip ir jų, žinai, kas tai yra. Ir mes tiesiog taip klausėm apie tą Interaktą ir visą kitą, žinai, man papasakojo. Ir papasakot Lietuvoje tuo metu buvo berods 10 klubų jau įsteigtų, žinai, skirtingose miestuose, va ir Palangoje yra Klaipėdoje. Ir mes kažkaip taip, aš žinojau apie Rotary, nes mano ir dėdė Rotary narys, bet nežinojau apie Interaktą, žinai, ir kažkaip pradėjau, nu, taip natūraliai, iš savo, žinai, perspektyvos pušinti gimnazistus, kad, nu, davai jungiamės, žinai, jungiamės Interact klubą, pradėjau labai stipriai bendradarbiauti su gimnazijos direktorium. Ir tiesiog manęs paprašė tais metais iš tiesų būti pirmąją to klubo prezidentę. Tai buvo daug darbo, tai buvo daug streso, daug perėjimo per įvairius, žinai, up and downsus ir visą kitą. Nes vienaip ar kitaip tai buvo ne vien tik tai apie tai, kad tu esi prezidentė ir tu čia turi kažką daryti, tai buvo apie tai, kad tu nežinai, ką tu turi daryti. Ir tu turi turėti lyderio savybių, tu turi suburti komandą, tu turi juos užvesti taip pat eiti tą pačią linkmę ir, nu, pradėti nuo nulio. Gera patirtis. Taip, bet tu tiesiog, atrodo, neturi ir nežinai
ką kreiptis neturi žinių, tai savo ruoštų realiai tais metais prieš prezidentūrą tą, nuvažiavau į Klaipėdą, susitikau su tuo metiniu Klaipėdos Interact prezidentu ir sakau, sėdam, pasakau, ką daro klubo prezidentas, kaip Interaktas veikia, tiesiog, žinai, gyvai, nes Rotary nariai jie mato iš šono, bet jie nemato, kas vyksta viduje, žinai, dažnai atveju. Tai papasakojo, kada jie susirenka, kada jie gal ar biudžetą kažkokį turi daro, žinai, nes Interaktas iš tiesų nėra remiama niekieno organizacija. To paties Rotary nėra remiamas? Rotary iš tiesų gali paremti, jeigu vyksta kažkokie labdaringi renginiai, bet ne dėl to, kad įgyvendinti renginį, bet dėl to, kad surinkti dar daugiau pinigų ar ne kažkokiai skurstančiai šeimai ar organizacijai kitai. Tai pirmais metais, kai sukūrėm šitą klubą, buvo tokia, sakyčiau, konkurencija ganėtinai nemaža su Lietuvos moksleivių sąjunga, nes mūsų visi klubai įsivaizdavo, kad mes esam, žinai, turtingų vaikų, o turtingų tėvų vaikai. Ir sako, čia jūs tokie ir tokie susirinkę. Ir mes iš tiesų tokie nebuvom. Ir tais metais labai tas LMS, ta moksleivių sąjunga važiavo gerai ir visi ėjo ten. Ir mūsų tikslas buvo, kaip pritraukti žmonės eiti pas mus. Tai pradėjom kurti iniciatyvas įvairiausias ten, tai Valentino dienos proga kažkokią labdarą daryti, žinai, tą protmūšį. Tai dabar, kas yra smagu, kad dabar jau nuo 2017, kiek čia kokie 6 metai, vyksta naktinis tinklinis, kurį mes ir pradėjom Ukmergėj. Tai pirmais metais buvo toks startas tiek Ukmergėj, tiek mums, bet komandų rinkdavos iš tiesų nemažai. Susirinkdavo komandos iš Ukmergės, mėgėjų komandos ir po to jau šiais metais mačiau, kad vasarą susirinko jau komandos ir iš kitų miestų. Tai atvažiuoja ne vien tik iš miestelių, žinai, aplinkinių, Kovarskas, Anykščiai ir Jonava, bet atvažiuoja ir iš Vilniaus ir iš Kauno. Tai savo ruoštų dar praeitais metais paėmiau savo įmonės tinklinio komandą, kurioje irgi žaidžiu ir sakau, hebra, registruojatės, važiuojat ir darom kažką smagiai, nes sakau, social media postas geras išėdžiai, nes darau socialiniais tinklais irgi. Tai subūrėm komandą ir išvažiavom, ir žiūrėjau, smagu. Ir kas yra labai fainai, kad Ukmergės Interaktas gyvuoja dar nuo šios dienos ir iki šios dienos tiksliau. Ir matau, kaip jaunimas eina ir, žinai, nebėra to nusistatymo, kad čia, žinai, rich kids, ką, žinai. Tai tas yra žiauriai smagu. O dėl apskritojo stalo, tai iš tiesų tai tokia yra organizacija, kurioje visų nevyriausybinio organizacijų atstovai susirenka ir šnekasi su savivaldybės žmonėmis. Tai iš tiesų aš ten buvau pakviesta, tai berods praleidau nepilnus metus tenais, tai iš tiesų šnekėdavom, ką galėtume padaryti bendrai kaip visos organizacijos, ką galėtume papušinti, ką galėtume padaryti naujo Ukmergei ir jos jaunimui. Tai tokie mitai jie nebuvo, žinai, gal sakyčiau, labai, žinai, jau ten kažkuo maks įdomus ir visa kita. Nes vienaip ar kitaip aš daugiau matydavau, kaip gyvenimas verda, žinai, mūsų organizacijų ir ten daugiau pušindavau viską, bet tikrai buvo labai sunkus metai emociškai, bet padėjo tikrai užaugti ir tą lyderystės tokį, žinai, kažkokiais prieskoniais įvesti pas save į bagažą, tai tas labai buvo smagu. Kartotum? Taip. Tikrai, ta prasme, savanoriauti ir daryti gerą rinkimai. Ir prezidentus. Į organizacijas tai gal jo, į Lietuvos. Nors ir baigiau politiką, bet žinai čia. Ne, aš kalbu apie Interaktus. Tai Interaktas yra iki 18 metų, tai dabar realiai, kas man tiktų mano amžiui, tai Rotaraktas. Dar čia yra. Rotaraktas yra nuo 18 iki 30 berods metų organizacija, daranti tą patį, tik tai jau kitokiu mastu. Tai jie ten jau visiškai savo dirba, nes, jau, žinai, nebėra nepilnamečių, kuriuos reikėtų galvoti, kaip Rotary daro su Interaktu. Rotaraktas man dabar tiktų. Tai visai būtų nice, bet yra reikalų, sakau, daug yra darbų, bet tik mažai paroj valandų. Iš tiesų. Tai ką, prieinam prie filosofinio klausimų. Simai, čia tavo sritis. Čia yra mano sritis. Aš kuriu filosofinius klausimus ir šitas filosofinis klausimas ateina šitai tavo Liveta. Ar menas yra langas į tikrą pasaulį, ar tai sena siena, kuri užstoja tikrai? Šiaip aš būčiau už tą pirmą teiginį, kad aš jį pastebiu, nenoriu, aišku, čia diskriminuoti ir panašiai, bet stebiu, kad kūrybiškesnis žmogus ir šiaip turintis tą meno gyslelę, jis labiau galbūt pamato daugiau pasaulio ir būna daugiau sutraumatizuotas, nes jis viską mato kitaip, viską jaučia kitaip
Bet, nu, tai jam atveria, žinai, labai daug dalykų. Pavyzdžiui, visi, ar ne, domėjimasis menu ir visa kita. Menas nėra tik tai, žinai, local toks, žinai, šaliai priklausantis. Menas yra labai globalus dalykas ir visos parodos, visi, žinai, paveikslai žymiausi. Tiesiog kūryba bendrai paėmus, muzika ir ne, dailė, ką tu nori, tą gali pasakyti, bet aš manau, kad menas ir mokėjimas kurti ir būti kūrybingam tikrai atveria tau daug labai durų. Nes ypatingai dabar darbo rinkoje nebėra taip, kad dažnas darbdavys ieško, ar ne, tiesiog žmogus, kuris moka kažką, žinai. Ne, tas tiesiog. Kuris ten, yra specialistai. Dauguma darbdavių ieško dabar kūrybingo asmens, kuris pasiūlytų kažko naujo, kuris įneštų kažkokio naujo, žinai, tokio vaibelio, naujo prieskonio į jų, žinai, eilinę dieną ofise, žinai. Tai aš manau, kad tas kūrybiškumas labai yra svarbus ir tikrai kuo kūrybingesnis esi, kuo suktesnis esi, tuo daugiau tu gali nueiti kažkur toliau. Nes vienaip ar kitaip, žinai, šustrumas yra savo, bet šustrumas ir būti dar kūrybingam, tai labai gerai. O kūrybingumas, kaip manai, yra įgimta savybė ar išvystoma su patirtim? Tai ar abu? Savo atveju aš tai manyčiau, kad yra išvystoma. Žinai, kūdikis ką tik gimęs, jeigu ten pradeda rėkti, nesako, jeigu dainininkas, tai kitos kelios seselės, bet šiaip paėmus, manau, kad tai yra vystoma ir tas kūrybingumas ypatingai užauga, kai tu esi, pušinamas, kai ateina pas tave žmogus, kaip mano atveju atėjo mokytojas ir sako, varom dainuot, žinai, kur nebuvo, faktas, kad darželiuose ten visi vaikai jie dainuoja, žinai, Man neleido dainuoti. Eiti į teatrą, sakė, balsas yra dar daug. Aš kaip rusas, žinai, naują šnekėjau tiesiog lietuviškai, tai sako, ne, tu negali teatrą patekti, bet tesk. Tai iš tiesų tas išvystymas, visas developinimas, to viso kūrybiškumo, tai manau yra labai svarbi dalis kiekvieno vaiko gyvenime iš tiesų ir kuo daugiau tėvai skiria tam dėmesio ir kuo daugiau aplinka tave mato, tuo tikriausiai tu būsi sėkmingesnis, žinai. Bet vienaip ar kitaip, manau, kad po to jau, kai baigėsi tėvų darbas, baigėsi aplinkos darbas, tada tau reikia nuspręsti, ar tu nori toliau važiuoti, ar tu nenori. Mano atveju aš toliau važiavau, nes aš tiesiog negaliu įsivaizduoti kažkokio kūrybinio darbo savo dienotvarkiai, ar tai, žinai, kūrybiškai, nežinau, tą patį dekorą namuose pasidaryti, jau yra menas, žinai, jau yra kūrybiškumas, derjeras, ar ne? Tai manau, kad tikrai yra išvysto. Ir bet kas gali būti kūrybingu. Ta prasme, mano yra draugė viena, kuri sakė, aš nemoku piešti. Ir sakau, ką tu grybauji? Sakau, visi mes mokam piešti, bet mes visi mokam skirtingai piešti. Aš, pavyzdžiui, mėgstu piešti portretus, o ji sako, aš nenupiešiu, sakau, tu ir neturi nupiešti, bet aš įdaviau lapą, daviau, žinai, akvarelę ir sakau, ką jauti tą pieš. Tai gavosi toks abstraktus, bet geras menas, žinai, tai jie atsipalaidavo, jie pamatė, kad gali, bet aš buvau tas žmogus, kuris paskatino, žinai. Jo, aš manau, trūksta žmonių, kurie paskatino dažniausiai, nes labai daug kas labai nori to, ne tik kiek proceso, kiek rezultato tiesiog. Jeigu tu nenupieši ten puikiai kokio nors Žalgirio kalno, tai vis dar nežinau, ar egzistuoja Žalgirio kalnas. Aš neįsivaizduoju, aš tiesiog pirmi 2 žodžiai su kalnu, atėjo Žalgirio kalnas kažkodėl. Okay. Tai esi jau ne menininkas, bet aš manau, kad tas procesas yra svarbiausias. Bet žinok, aš buvau į tą dalyką labai kritus, kur siekiau tik tai rezultato, to finalo, žinai, finišo tiesiosios, bet nelindau į procesą visą. Buvau paslydus labai stipriai. Ir tiesiog, kai gaudavau tą rezultatą galutinį, žinai, tada būdavo taip, tai važiuojam toliau, žinai. Ir nesimėgaudavau procesu. Svarbu mėgautis procesu. Taip, dabar šiuo metu man procesas yra net įdomiau negu finišas, žinai. O kaip įvyko tas pakeitimas tarp rezultatų norėjimo ir proceso norėjimo? Tai tiesiog, atsakau, pastebėjau, kad jausdavausi, jog dirbu, žinai, ar kažką darau, tarkim, ar tai darbė, ar tai tiesiog, žinai, personal šitam gyvenimą asmeniniam. Tai jaučiu, kad darau, kažką pasiekiu ir taip, nebesidžiaugiu. Taip, žinai, kaip atrodo, turėtų žmogus pasiekęs kažkokį rezultatą džiaugtis. Kur turėtų šokinėti rankom, dalinti, žinai, ir visą kitą. Ir tada vėl kitas ateina projektas, kita mintis, vėl tu tą patį darai ir vėl taip pat tu nebesidžiaugi, žinai. Tu padarai kaip tiesiog, išlabiau grindį, žinai, ir next varau grindų dabar plau. Toks, žinai, kur apie nieką.
Ir po to jau kažkaip galvoju, viskas reikia stop daryti, reikia mėgautis procesu, nes, jeigu taip toliau, tai čia, žinai, gyvenimą, ką tu čia dabar nesimėgusi gyvenimą ir tik tai galvosi, kad reikia pensijos išlaukti, kad tik tai galėtum mėgauti, žinai, arba taupyti visą gyvenimą pinigus vien dėl to, kad pensijai galėtum su kruizu praplaukti, net nežinia, ar tu tą pensiją, žinai, pasieksi. Tai man tas dabar procesų, žinai, mėgaujimasis yra tikrai toks dalykas ir, tiesiog, aišku, nebūna pas mane tų dalykų, mėgaukis kiekvieną dieną, žinai. Pavasti gėlės. Jo, tai tiesiog pas mane būna taip, kad momentais mėgaujasi praleidimas su draugais, su šeima, bet galbūt kažkokia diena darbė smakesnė ir ne, bet nėra taip, kad kiekvieną minutę aš čia branginu ir visą kitą, žinai. Tai galbūt skambėtų per daug pozityvų, žinai. Bet aš tokia realistiška labiau galbūt esu, tai šitos pusės man tikrai... Mes susižiūrėjom su Dominiku, nes Dominikas skaitom pozityviausių žmogum pasaulyje, bet tai tik... Jo, bet... Iš kur čia tokia nominacija gavau? Tokia nominacija, jis vis laik negatyvas būna, tai... Tai yra netiesa ir šaikštus melas. Tai yra mano pareiškimas. Tai... Ačiū, Liveta, kad šiandien buvai su mumis. Tikrai labai smagus buvo pokalbis, aš manau, kad galėtume kalbėti valandas. Ir gal tikrai tikėtina, kad mes dar tave pasikviesim, kai dar bus pasiekus rezultatų. Ir ne tik rezultatų, bet ir proceso. Papasakos daugiau mums apie tą procesą. Taip, gerai. Ir lauksim pakvietimo pašokti. Taip. Mes užsidėsim ledus, apšvietimus, viską. Ateisim prie pulto, pasisim, galim žaibo. Jo, man Džordžą paleisdavo. Gerai, smagu, kad pakvietėt, labai dėkinga. Ačiū tau. Dėkui. Dėkojame.